Didysis pasaulio prekiautojas, 7 ritinėlis. Aš juoksiuosi iš pasaulio ir ne vienas kitas gyvas padaras negali juoktis, tik žmogus. Medžiai gali kraujuoti, kai jie sužeisti, o žvėrys laukuose gali staugti iš skausmo ir alkio. Tačiau tik aš turiu juoko dovaną ir galiu ją naudotis, kada tik noriu. Nuo šiol aš lavinsiu juoko įprotį. Aš šypsosiuosi ir mano virškinimas gerės, aš kvatosiuosi ir mano našta palengvės, aš juoksiuosi ir mano gyvenimas pailgės, nes tai yra ilgo gyvenimo paslaptis ir aš ją atradau. Aš juoksiuosi iš pasaulio, o labiausiai aš juoksiuosi iš savęs, nes žmogus yra pats komiškiausias, kai jis save vertina pernelyg rimtai. Aš niekada nepapulsiu į šias proto pinkles, nes argi aš nesu didžiausias gamtos stebuklas ir argi aš jau nebelaiko vėjų blaškomas miltelė? Ar aš iš tikrųjų žinau, iš kur atėjau ir kur vykstu? Ar mano sielojimasis dėl šios dienos neatrodys kvailai po 10 metų? Kodėl turėčiau leisti nereikšmingoms šios dienos įvykiams trukdyti save? Kas gali įvykti iki saulės laidos tokio, kad neatrodytų visiškai nereikšminga palyginti su amžinybės upės tėkme? Aš juoksiuosi iš pasaulio, bet kaipgi man juoktis, jeigu susidursiu su žmogumi arba poelgiu, kuris verčia mane verkti arba plūstis? Aš kartosiu 4 žodžius, tol kol jie pavirs tokiu stipru mano įpročiu, kad tuoj pat atsiras mano mintyse, vos tik pajusiu, kad humoro jausmas ruošia mane apleisti. Šie žodžiai, atėję iš senų laikų, saugos mane per visas nelaimės ir palaikys mano gyvenimo pusiausvyrą. Tie 4 žodžiai yra tai taip pat praeis. Tai taip pat praeis. Aš juoksiuosi iš pasaulio, nes visi pasaulietiški dalykai ir tiesos iš tikrųjų praeis. Kai aš būsiu liūdnas nuo širdies skausmo, save raminsiu, kad tai taip pat praeis. Kai aš būsiu išdidus dėl sėkmės, įspėsiu save, kad tai taip pat praeis. Kai aš būsiu smaugiamas skurdo, sau kartosiu, kad tai taip pat praeis. Kai mane slėgs turtas, aš kartosiu, kad tai taip pat praeis. Taip iš tikrųjų, kur yra tas, kuris pastatė piramidę. Argi jis nepalaidotas joje, o argi piramidė vieną dieną irgi nebus palaidota po smėliu? Jeigu viskas praeis, tai kodėl aš turėčiau sielotis dėl šiandienos? Aš juoksiuosi iš pasaulio. Aš prisipildysiu šią dieną juoko, aš įrėminsiu šią naktį daina. Aš niekada nedirbsiu dėl to, kad jausčiausi laimingas, bet aš būsiu labai užsiėmęs, kad neturėčiau laiko liūdėti. Šiandienos laimę aš džiaugsiuosi šiandien, juk laimė ne grūdas, kuris turi būti laikomas svirne. Ji ne vynas, kuri turi būti saugomas inde. Ji negali būti saugoma rytdienai, ji turi būti sėjama ir nupjaunama tą pačią dieną. Ir aš taip darysiu nuo šiandien. Aš juoksiuosi iš pasaulio. Mano juokas visus daiktus pastatys į jų vietas. Aš juoksiuosi iš savo nesėkmių ir jos pranyks naujų svajonių debesyse. Aš juoksiuosi iš savo laimėjimų ir jie parodys savo tikrąją vertę. Aš juoksiuosi iš blogio ir jis numirs neparagautas. Aš juoksiuosi iš gėrio ir jis klestės bei didės. Kiekviena diena bus pergalinga tik tuomet, kai mano šypsenos sukels kitų šypsenas, nes tai darau savanaudiškai. Juk tie, į kuriuos aš žiūrėsiu piktai, nepirks mano prekių, aš juoksiuosi iš pasaulio. Nuo dabar aš laistysiu tik laimės ašaras, liūdesio, gailesčio arba žlugimo ašaros turgavietėje yra bevertės, nes ten kiekvienas šypsnis gali būti pakeistas į auksą, o kiekviena nuoširdus žodis atėjęs iš mano širdies gali pastatyti rūmus. Niekada neleisiu savo pasijusti tokiam svarbiam, tokiam išmintingam, tokiam garbingam ir tokiam galingam, kad pamiršiu, kaip juoktis iš savęs ir iš savo pasaulio. Dėl to aš visuomet liksiu kaip vaikas, nes tik vaikui duota galimybė žiūrėti į kitus iš apačios. Ir kol aš sugebėsiu taip žiūrėti, niekada nebūsiu didesnis už save. Aš juoksiuosi iš pasaulio ir tol, kol galiu juoktis, nebūsiu beturtis. Juokas yra vienas iš didžiausių gamtos dovanų.
ir aš jos daugiau nebešvaistysiu. Tik su juoku ir laime aš galiu viską laimėti. Tik su juoku ir laime aš galiu džiaugtis savo darbo vaisiais. Jeigu taip nebus, tada jau geriau pralaimėti, nes laimė yra kaip vynas, pagerinantis maisto skonį. Norėdamas džiaugtis sėkme, aš turiu būti laimingas, o juokas bus tarnas, kuris man padės. Aš būsiu laimingas, man pasiseks. Aš būsiu didžiausias pasaulio prekiautojas, kokio dar negirdėjo pasaulis. 7 ritinėlio pabaiga. Taip kad dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.